Kiekvienas iš mūsų turime svajonių. Dažnu atveju svajonės gimsta dar vaikystėje. Kažkas iš mūsų svajoja būti verslininku, kažkas pilotu, kažkas policininku, o kažkas garsiu atlikėju. Šiandien apie tai ir pakalbėsime apie sunkų kelią, apie juodojo šou pasaulio pusę, apie nesuvaidintas emocijas ir prarastą meilę. Tad su didžiuliu džiaugsmu pristatau nuostabią, žavingą, plačios šypsenos savininkę, vokalistę Vaidą, dar kitaip Dainman. Labas, Vaida. Labas. Tai labai, pirmas dalykas, labai norėčiau tave pagirti, nes atrodai įspūdingai. Ačiū. Aš niekada nemoku, kaip reaguoti į komplimentus. Tai man visada taip sunku yra, jeigu ypač moteris, kaip pasako, man taip sunku yra. Dažniausiai nežinau, ką atsakyti, bet iš širdies ačiū. Dažnai, kaip sako, kai moteris sako, tai tada tikrai yra nuoširdu. Iš vyro, tai, žinai, dažnai. Nors asmeninis vyras turbūt ir tas pamiršta, kars nuo karto pasakyti komplimentą. Pamiršta. Čia truputėlį jau akmenukas į mūsų vyrų daržus, bet tai nieko tokio. Bet dažnai mes būnam tos, kur, tu ką nematai? Čia mano blakstienos, čia mano makiažas. Taip, bet komplimentai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Ypač kitam žmogui, ypač moteriai, tai man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Duoti komplimentus, pasakyti, kaip atrodo, kad gražiai atrodai, nes man atrodo, mes vieną kitą taip ir pakilėjom. Būtent suteikiam tą tokį džiaugsmą ir gėrį viduj kažkokį spindėsi vieną kitai. Tai kadangi tu šiandien spindi, aš tavęs ir paklausiu, kaip tu jautiesi? Kaip jautiesi atvykus į studiją, į podcastą, į pokalbių laidą, kurioje kalbėsim atvirai? Ar yra drebuliukas, ar yra kažkokia baimė? Drebuliuko nėra. Jauduliukas realiai visada būna jis. Tai yra normalu, nes tai yra emocijos, vidinės emocijos, kažkokios ar ne, tu nežinai, ko tikėtis, tai jis normalu, kad jis yra. Bet labai smagu, kad pakvietėt. Tai yra labai faina būti čia. Pasidalinti savo emocijom su jumis, tai bus labai faina. Aš žinau, kad atvykai tiesiai iš po koncerto, galim sakyti, taip kaip jautiesi, ar labai didelis nuovargis? Nuovargio kaip ir nėra, užtenka, jau įprato, man atrodo, organizmas įprato pamiegoti kelias valandas ir keltis ir toliau vykti. Kaip nusiteiki, taip ir yra. Ir jeigu jau žinai, kad laukia kažkoks tai ypatingai užimtas savaitgalis ar ne, tai jau reikia žinot, kad ir organizmas nusiteikęs, kad bus labai užimtumas didelis, taip, kad laikykis. Aš iš karto paklausiu, ar savo įvaizdžiu, savo makiažu tu rūpinės pati? Pati rūpinosi. Wow. Komplimentai dar kartą. Dėkui. Pati rūpinosi ir iš tikrųjų visada rūpinausi nuo pat pradžių, kai tik pradėjau muzikinę savo karjerą. Paskui truputėlį buvau pristojus ir labai minimaliai dažydavus tiek per koncertus, tiek kiekvieną dieną praktiškai išvis nesidažydavau, nežinau kodėl, bet tiesiog buvo tas laikotarpis, kol vėlgi visai nesenai, gal prieš kelis mėnesius, tai pasiėmiau savo pamokėlės makiažo. Ir supratau, kad tai buvo geriausias sprendimas, ką galėjau padaryti. Geriausia investicija. Geriausia investicija ir tai tiesiog pasitikėjimas, būtent tikrai vidiniam davė labai daug pasitikėjimo. Mokėti pasidažyti pati, pasirūpinti savo makiažą. Tai buvo kažkas tokio, tai dabar galiu ir rūpintis. Tai mielas moteris, mes jau turim šiandien atskleistą vieną paslaptį. Jeigu norit spindėti taip kaip atlikėja Vaida, tai investuokite save, įsigykit makiažo pamokas. Būtent, jeigu tikrai kažko neturi to tokio confidence ar ne, kažkokio tokio pasitikėjimo, tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Kodėl ne? Tai nekainuoja milžiniški pinigai, kad negalėtum tikrai sau leisti. Ir man atrodo, o duoda tai tikrai labai daug. Ypatingai, kada eini su metais į viršų. Taip, ir maskuoja. Tai būtent reikia pamaskuoti čia raukšlelę, čia gal kažką paslėpti, gal kažką paryškinti. Tai labai gerai, kad tas paslaptis, man atrodo, jeigu, aišku, dažaisi kaip moki ir taip toliau, bet gerai yra žinoti tas paslaptėlės ir daryti tai tikrai, kad gerai viskas atrodo. Dėl savęs. Svarbiausia, tai moteris mielos dėl savęs. Taip, man to reikėjo, man tas davė labai.
Tai mes dabar pamažu grįžkim į vaikystę. Kokia tu, dabar tai aš matau tave pasitikinčią, savim spindinčią, o kokia buvai vaikystėje? Ar prisimeni save, tą mergaitę? Ir tu ar svajojai jau vaikystėje būti dainininkė? Taip, svajojau. Realiai tai viskas prasidėjo nuo to, kad dar gimusią mane iš ligoninės mamytė vežė, su tėveliu vežė, žodžiu, namo jau vežėsi. Ir per radiją tuo metu grojo Vaidos Genytės, tokia yra dainininkė Lietuvoje. Vaida Genytė, tikrai, man atrodo, visi žinom. Per radiją grojo Sparnuotosios sūpynės. Ir mama tuo metu pasakė, kad mano dukrytė bus Vaida. Ir jinai dainuos kaip Vaida Genytė. Žinai, kūnai, ne širpuliukas. Tai aš nedainuoju taip aukštai ir gražiai kaip Vaida Genytė, galbūt ar ne, bet tarkim, vėlgi ta svajonė ir tie jo žodžiai išsipildė, dainuoju. Ir nuo mažumės realiai, kai tik pradėjo, mano berods buvo 4 metukai, tai tuo metu brolis mano taip pat muzikuoja ir brolis tuo metu grojo gitara ir ten buvo tokia kaip popchoras, bet kai kartu ir buvo gyvi instrumentai, žodžiu, tai tuo metu mane jau 4 metukų užrašė tą popchorą ir aš ten jau dainavau ir viskas nuo to prasidėjo. O kada pati tu supratai, kad tai yra tavo kelias? Ar, žinai, kai būna, kai mes dar tėvelį spaudžiam tuos vaikus, tai dar būna, nenoriu čia tas ir tas. Bet kada tu supratai, kad taip, aš noriu, mama, tėti, leiskit mane čia. Aš norėjau dainuoti, bet aš nenorėjau muzikos mokyklų. Vat būtent kaip vaikas aš nenorėjau to darbo, tos teorijos ir to viso kito dalyko. Aš norėjau būti dainininkė. Tik tai dainininkė. Norėjau dainuoti. Ir mane, kai užrašė būtent vėlgi brolis muzikos mokyklą, kaip tik baiginėjo ir per baigiamuosius, ar ne, būtent direktorius muzikos mokyklos, sako, va, šita mergaitė turėtų jinai muzikuoti. Na ir jis, aišku, prie fortepijono ten ploti ir taip toliau. Ir sako, jinai turi klausą, jinai turi lankyti muzikos mokyklą. Nu ir mane į muzikos mokyklą. Nenorėjau aš ten eiti, visi laukia žaidžia, viskas linksma, o man į muzikos mokyklą ir groti fortepijonu, užsidarius ir taip toliau, praktikuotis. Tai tiesiog nebaigiau aš muzikos mokyklos tuo metu ir pasilikau ties dainavimu, nes aš norėjau būti tik tai dainininkė, o galvojau, kad dainininkė tai nieko ir nereikia. Tik tai, kaip sakant, dainuoti ir atrodyti gražiai. Va. Tai aš sakiau, popchorą lankysiu, bet muzikos mokyklos ne. Tai nuo pat mažumės, realiai, nuo pirmos praktiškai klasės, man atrodo, čia dauguma merginų, jaunų mergaičių svajonė yra būti kuo, arba aktorė, arba dainininkė, arba ko dar, nežinau. Šokėja, tai yra pagrindinė specialybė. Manekenė dar nori būti. Na, dar manekenės, taip, dar manekenės yra. Tai vat pagrindinės princesė, ar ne, kaip pabrėšim dar tą irgi, vat pagrindinės specialybės, kurias tu norėtum būti, tai yra. O ko iš tikrųjų, tu paminėjai, kad reikia dainavimui kažko tai, arba muzikos mokyklai, tai kad tu sėkmingai dainuotum, ko reikia? Reikia balso, reikia mokėti natas, ką dar turi tas žmogeliukas? Reikia balso, turėti klausą, man atrodo, ne visi atlikėjai ir žino tas natas, nemanau, kad tai yra ir labai svarbu, aišku, jeigu tu groji su gyvais, ta prasme, instrumentais gyvame bende, ar ne, kur groja gyvi instrumentai ir taip toliau, komunikuoti tai yra daug lengviau, jeigu tu žinai kažkiek teorijos. Nes vėlgi komunikuoti, kalbėti, bandyti, tarkim, repeticijos metu tai yra daug lengviau. Nes, aišku, muzikantai, tie žmonės, kurie groja instrumentais, jie tikrai jau žino ir natas pažįsta ir visą kitą, visą teoriją. O dainininkas jis toksai yra, svarbiausia tai, aišku, turėti klausą ir balsą. Tai yra svarbiausia. O daugiau asmenybė. Tai yra unikalumas, kažkokia asmenybė, kad tu trauktum žmonės. Negali atsistoti, tiesiog turint balsą, yra tikrai žinom daug žmonių, kurie turi beprotiškai gražius balsus, bet kaip liaudiškai sakant, nepaeina, kažko tai trūksta, kažko tu neturi viduj, kad stabdosi viskas. Aš dabar kažkaip galvoju, kad dabartinis jau mūsų jaunimas gal biškai kitaip žiūri į tą muziką, bet prisiminkim, kai mes augom, ar tu prisimeni tuos pasakymus, kai sakydavo, kad šita dainininkė nedainuoja, ji tik gražiai atrodo. Ar esi tu sulaukusi tokių
komplimentų. Tai paskaičius ir dabar šiuo laiku, ar ne, būtent visą social mediją, ne, tarkim, tai irgi ir dabar sulaukiu tokių komentarų, kad čia fonograma, kad čia nedainuoja, kad čia ten tik tai šviesos ir dar kažkas kostiumai, o daugiau nieko nėra ir taip toliau. Yra tokių ir visą laiką bus. Ir viskas yra gerai. Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, kiekvienas žmogus mąsto savaip, bet ar tu ją priimi į save ar ne, tai jau yra tavo problema. Šitą mes dar praplėtosim Taip. apie visus blogus komentarus ir tą juodąją pasaulio, šaumenų pasaulio pusę. Bet dabar grįžkim prie to dainavimo. Ką tu pati manai apie gyvo garso koncertą ir apie tą fonograminį, sakykim taip, koncertą? Kada tu esi už ar kada esi kategoriškai prieš? Aš dažniausiai visada esu kategoriškai prieš. Vėlgi, pavyzdžiui, tas gyvas dainavimas, ar ne, tarkim, tai man atrodo, aišku, visko būna, bet netgi ir kažkokie, jeigu trukdžiai yra, ar ne, tarkim, balso kažkokios, tai jau geriau nedainuoti arba dar kažką, jeigu tikrai jau žinai, kad tu negalėsi padaryti tai gyvai, ar ne, tai kam reikia tada? Tada iš vis nereikia to būti beždžioniuku ir bandyti kažką, tai kai, nu, realiai... Tiesiog būk sau, net nemeluok, aš nežinau. Aš esu labai prieš visas fonogramas ir viską, nes aš, pavyzdžiui, būna 5 valandų renginys ir visi žmonės žino, kad tai yra gyvas dainavimas ir visiškai, aš nekalbu apie bendą, mano svajonė ir aš tikrai ir šiuo metu yra planuose ruoštis visiškai gyvą pasirodymą su gyvu bendu. Ir tai yra kažkas tokio, ko aš tikrai labai, mano širdis labai nori. Tai, bet... kas liečia fonogramas, nu, aš esu visiškai prieš. Tai yra, ar 5 ar 6 valandos mano žmonės, mano klausytojai žino, kad aš atiduosiu visą širdį ir tikrai nebus kažko tai dalinio, kaip dabar yra madoj dalinė fonograma, ar dar, nu, tai kokia dalinė? Tai arba dainuoja, arba ne. Tai mes dabar ir pasakysim, mėlėjai, tie, kurie komentuojat, kad kažkas neturi balso ar panašiai. Tai Vaida viena iš pagrindinių, keletą metų atgal buvo viena iš pagrindinių geidžiamiausių vokalisčių tarpe tarp pakankamai žinomų dainininkų. Ir pasidalink, Vaida, apie savo patirtim, apie visą šitą, kaip ten viskas vyko, kaip tu patekai pas, tarkim, Starošaitę arba Žilviną Žvagulį. Ir daugiau, man atrodo, tavęs buvo norinčių, galbūt ne su visais pati sutikai, pasidalink savo patirtim. Oi, dabar tai pagalvoju, reikia nueiti atgal į čia kokią 20 metų atgal. Taip. Mes kalbam, man tuo metu buvo 18, ne, tai dar daugiau negu 20 metų. Tu, kai bėga laikas. Taip, tai atrodo, kad kaip dabar tą dieną aš atsimenu tokiom detalėm ir buvau savo gimtajame mieste, kaip tik grįžusi Kupiškyje, ir aš atsimenu, kaip Irena man paskambino. Ir man tada buvo labai nuostaba ir sako, čia Irena Starošaitė skambina, mes ieškom vokalistės ir pritarančio vokalo ir galbūt būtų įdomu jums jungtis prie mūsų. O kaip jį tave surado? Tu kažkur pasiskelbėjai? Aš tuo metu mokinausi Tallat Kelpšos konservatorijoje Vilniuj ir būtent tuo metu mes su tokia Simona Jakubėnaitė kartu gyvenom ir ji tuo metu dainavo su Linu Adomaičiu, žodžiu, tai Eurovizijos tie visi laikai ir taip toliau. Ir aš atsimenu, mes buvom užsirašę ten, jeigu kažkur reikėtų dainuoti, ar keliauti į kažkokias užsienio šalis, ar dar. Na ir tiesiog turėjom tokią svajonę, kad galbūt kažkur reikės kažko, tai kažkur padainuot, žodžiu, tai mus pakvies, ar ne? Na, kaip studentės, ar ne? O tuo metu kaip tik ieškojo Irena ir aišku, pasiskambino būtent į tą agentūrą ir sako, man reikia ir jiem aš buvau panaši. Tuo metu sako, kada kuo greičiau galėtum atvykti būtent į Vilnių atgal ir sako, kad susitikt pašnekėti. Ir aš sutikau ir aš atsimenu, susitikome su Irena. Aš aišku, man Irena buvo visada tokia nuostabi, spindinti moteris. Aš ją visada žiūrėdavau ir tuo metu buvo TV toks žurnalas TV Antena ir ten buvo tas viršelis geltonoj pienių
pievoj tokio jinai su tuo albumu vienu iš Mažytė paslaptis berods, ar kaip vadinasi. Tai aš kaip dabar atsimenu, ir man tokia moteris, aš galvoju, negaliu patikėti. Na ir susitikom su Irena, ir Žilvinas prabėgom, pasižiūrėjo, viskas gerai, sako, tinka, sako, einam repetuot, greitai čia koncertas po kelių dienų. Mano akis tokios, aš kaip dabar atsimenu, opa, galvoju, dabar tai reikia, nu ką, einam. Prisidirbau. Reikia. Ir viskas taip atrodo kaip sapne, čia ką tik tai, na, vos nežiūri per televizorių tą visą, o čia jau tu viduj viską matai. Ir wow. Tai labai didelės emocijos tuo metu buvo ir viskas, ir pradėjom. Tai pradėjom su Irena, tada buvo, man atrodo, wow, labai didelis pakilimas ir jų mes turėjom begalės, beprotiškai daug koncertų. Tai būdavo vos ne 6-7 koncertai, praktiškai kiekvieną dieną koncertai ir viena diena laisva. Ir į dieną dar po kelis net koncertus. Tai ypač vasarą, tai sezono metu, tai būdavo kažkas tai tokio. Ir aišku, buvo ir kiti atlikėjai, ir teko dainuoti, vėlgi tai draugai atsirado, ir teko ir Aistei Pilvelytei, Aistė Pilvelytė mano gera labai draugė, ir teko su jie dainuoti, jai padėti Eurovizijos atrankos, ar ne, kaip buvo, kaip back vokalistė. Paskui Marijonas Mikutavičius vėlgi buvo kaip back vokalistė Nidos festivalyje. Daug tokių labai, kad atsisakyčiau, aš esu toksai žmogus, kad man visada įdomu tai, kas nauja ir faina, ir labai sunku atsisakyti, kaip kažką tai tokio naujo siūlo tau, tai yra labai įdomu. Ir kadangi tai visai skirtingi žanrai, ar ne, aš kaip pasakyčiau, tai dar įdomiau yra. Tai tiesiog labai buvo fainos emocijos ir faina dalyvauti visą tame. Tai tas visas prasidėjo ir tiesiog tas toksai ratas pradėjo suktis ir galvoju, okei, viskas, aš jau čia, nieko nebenoriu keisti, man labai patinka ir aš čia noriu būti visą laiką. Ar tada supratai, kad iš tikrųjų tave pasirinko ne šiaip sau? Ar tu supratai, kad tu esi ypatinga, talentinga ir ar tu tiesiog, žinai, gyvenai, bėgai ir tu neturėjai to jausmo, kad čia, žinai, tai skirtinė ir čia mano tas ir balsas gražus ir aš esu ta charizmatiška, todėl čia mane pasiėmė. Tuo metu aš jaučiu, kad aš buvau labiau charizmatiška. Kažkaip aš, vėlgi tas dainavimas labai skiriasi, ar ne, kai tu dainuoji pop chore ir kai tu paskui įeini į visai kitokį tą gyvenimą, ar ne? Ir visa kita, tai labai daug kažkokio nepasitikėjimo truputėlį turėjau savyje dėl dainavimo ir visa kita, kad buvo labai daug tokių sunkių emocijų tuo metu, bet vėlgi, na, nebūčiau buvus ten, jeigu būtų tikrai kažkas tai buvo blogai, bet tas, man atrodo, ir amžius buvo, kai tu tiesiog save bandai atrasti ir tu nežinai, kas yra kas, ir tu atrodo, vėlgi, na, turbūt eisim prie to temos paskui, ar ne, kad tie visi blogi dalykai ir blogi komentarai ir taip toliau labai tau duoda, kad tu tiesiog Jo, šitą mes dar paliesim, atskirą skirelį palikim. Bet kaip dabar taip nutiko, kad tu tiesiog susirinkai savo lagaminą ir iškeliavai į Jungtinę karalystę? Kodėl būtent čia? Tai realiai prasidėjo ta solo karjera po to, ar ne, kažkaip tai vėlgi jau tą tokią žingsnis po žingsnio, ar ne, back vokalistė, čia tas, kai pritarantysis vokalas, viskas yra labai faina ir linksma ir gražu, bet kažkaip norisi vis daugiau ir daugiau. Tam vėlgi buvo atsitikę ir autoįvykis ir visa kita, kad tiesiog keitėsi visi planai, būtent ir pas Ireną su Žilvinu, aš tiesiog pajutau ir pati, kad labai noriu tos solo karjeros, normalu yra, ar ne, kad tiesiog tas apetitas auga ir tu vis nori kažko tai naujo. Ir normalu, kad ir man tas buvo ir aš tiesiog norėjau. Ir tuo metu buvo vadybininkai, kurie tiesiog pasiūlė ir užsiimti mano vadybą kaip atlikėjos Diamond ir tuo metu Diamond. Ir tuo metu gimė ir tie mano dangiški migdolai. Ir Hitas. ta daina tuo metu tikrai buvo hitas ir koncertavom labai daug ir važinėjom tuo metu. Jie turėjo jo kelis atlikėjus ir tarp jų buvau aš. Tai buvo labai tiesiog smagu, bet vėlgi
paskendau tame, toj, nežinau, to hito viso, kaip sakant, Šlovėje. emocijoj. Vėlgi mano visa šeima buvo čia Anglijoje ir tiesiog kažkaip tai atsitiko, kad vėlgi širdies reikalai irgi vedė čia. Širdies reikalai vedė čia ir būtent buvo žmogus, kuris gyveno Anglijoje tuo metu ir tiesiog labai ilgai ir negalvojau. Lietuvoje nebuvo ta situacija, kad laisvai galėčiau gyventi tuo metu ir tikrai galvojau, kad na, kodėlgi ne. Gal tas dainavimas nėra mano kažkas, man nereikia nei to dėmesio, nei nieko. Tiesiog buvo visko per daug ir tiesiog meilės lydima išvykau į Angliją. O ar esi pajutusi tą tokį, žinai, kad esu šešėlyje? Nes buvai galbūt, žinai, gal tuo metu ir buvai tas tiesiog antras balsas, kuris, žinai, kažkur ten fone, o tau reikėjo to, žinai, aš noriu būti prieki. Ar esi pajutus tą tokį šešėlį, gal, nežinau, ar gerai? Nebuvo to kažkaip niekada, nes mes kaip buvom, tarkim, su Žilvinu mes buvom tos pritariančios vokalistės, ar ne? Bet su Irena, ar ne, mes būdavom, tikrai buvo tas toksai, kad mes buvom šalia visada, priekyje, kartu su ja, kaip trys padruškės, ar ne, nu aišku, ten dvi šokėjos, dvi dainininkės, kaip ten mus vadindavo, jetau, visai, bet visą laiką mes būdavom kartu, mes turėjom ir savo partijas, mes ir dainuodom, nebuvom tos back vokalistės, kurios, bet pritariančios vokalistės, kurios stovėdavo ant pakilos atskirai kažkur tai ir viskas, mes buvom šalia, tai mes buvom visada prieki ir kažkaip niekada nesijautėm kažkur užnugarį. Tikrai visada buvom ir iš jų pusės visada buvom pristatytos ir taip toliau, kad, nu, jautėmės tikrai labai gerai ir nebuvo to, kad aš noriu čia prieki, čia stovi prieki, o aš čia kažkur galiu. Ne, niekada nebuvo to jausmo. Niekada jie, kaip atlikėjai, nesutikė mums to jausmo, kad būtent va taip pasijausti. Šaunuoliai. Labai yra. Oi, labai, myliu beprotiškai juos. Kaip tėvai, kadangi savo tėvelių nebeturiu, apžnelis, tai man liko jie kaip tėvai ir šiuo metu nuvažiavusi į Lietuvą, tai yra žmonės, kurie pas kuriuos skubi. Pas kuriuos skubu tikrai ir žinau, kad ten yra tikrai visada vieta. Mano tai yra labai kažkas tokio. Tai gerai, tai dabar jau tu čia keliavai į Jungtinę Karalystę ir sakei, kad jau tada dvejoji, ar čia tavo, ar čia mano, ne mano muzika, ne muzika. Radai atsakymą? Atsakymo ieškojau kelis metus. Atsakymo ieškojau visą kame ir per tą ieškojimą muziką visai buvau pamiršus. Visiškai. Mirė meilė. Visiškai muziką buvau, ne tai, kad gal pamiršus, bet kažkur giliai labai paslėpus ją. Nes gal tiesiog buvo daug ir skausmo ir visko kažkokio, tai vat kažkas tai viduj, kad tiesiog nenorėjau tikrai nieko. Kas liečia muzikos ir sakiau, tikrai niekada nedainuosiu. Kaip ten sako, niekada nesakyk niekada. Taip. Ir tada buvo ir kavinukę turėjau, būtent čia Londone, ir kavinukę turėjau, ir užsiėmiau kitais va tokiais, nu, tiesiog džiaugiausi gyvenimu ir kitaip. Tai tu, kai atvykai, iš karto atsidarai kavinukę? Ar ne, kaip viskas sekė? Ne, pradėjau dirbti kavinukiai, kurią po kiek tai laiko pardavinėjo ir būtent netgi savininkai, jie sako, tu turi ją turėti, nes tiek meilės čia įdedi ir tiesiog sukiesi kaip savam, savose sienose, tai sako, tu turi ją turėti. Ir kažkaip tai pagalvojau, kad nu kodėlgi ne, bandysiu. Tai 5 metus buvau kitokiame amplua. Ir tikrai daug dirbau. Tikrai. Ar kavinė dar veikia? Kavinė veikia, bet jau nebe mano, nes. Ne man. Supratai, kad ne tavo. Supratau, kad ne man. 7, neturi, kaip sakant, kad ir tai yra tavo, ar ne, kažkoks kūdikis, vadinkim, ar ne, bet tu tiesiog pririštas tarp 4 sienų tos kavinukės ir tu niekur negali, nes tu supranti, kad jeigu tavęs ten nebus, nieko nebus. Čia turbūt kaip ir kiekvienam versle. Taip, viena koja tavo privalo būti tam versle. Taip, visada, nes kitaip viskas gali griūti. Tai tiesiog
Nes dažnai man. žmonės, žinai, įsivaizduoja, kai sako, nu tai ten koks verslininkas. Ir įsivaizduoja, kad jeigu tu verslininkas, tai žinai, čia ant bananų pinigai auga, nieko tu neveikia išskyrus atostogauji, bet jie nesupranta, kad ir tos atostogas dažniausiai būna darbo tikslais. Labai, tai vat būtent aš tuo metu, aš atsimenu atostogas, netgi atostogų neturėjau. Tai buvo gal 1 metai, kai turėjau atostogas, o paskui net neturėjau, nes kai tu neturi ką palikti, kas gali dirbti ar ne, tai viskas, tu ten tiesiog pririštas. O kai tu įpratęs esi keliauti ir vis kitos vietos, kiti žmonės ar ne, su dainavimu, tarkim, jeigu žiūrint į tą pusę, tai visiškai yra priešingas dalykas. Aišku, tai yra žmonės, tai yra bendrauja ir taip toliau, bet ne, tai nėra tas. Kokie didžiausi iššūkiai tau buvo va, tokiam darbė, sakykime, tu giliai širdį jauti, kad tu esi dainininkė. Tada tu persikeli į verslą, kurį tu turi būti ir direktorė, ir prižiūrėtoja, ir valytoja. Ir valytoja, viskas viename. Koks didžiausias buvo tavo iššūkis vat, būtent šitam versle, būtent apie kavinukę šnekant? Iššūkis tai man buvo tai, kad aš turėjau ten būti, tarkim, atidarai ar ne, tarkim, 7 valandą, nes tai buvo centre ar ne, tai jau 7 valandą, jau privalai atidaryti ją ar ne. Ir viskas. Ir tai yra, jeigu nėra žmogaus ar ne, tarkim, kas dirba, tu turi būti ten, o tu žinai, kad, tarkim, visai kitokie planai buvo. Ir visada va toksai, tu negali planuoti kažko tai, nes, tu nežinai, kas atsitiks, nes tai yra tavo, tu negali pasakyti, kaip jeigu, tarkim, į darbą, ar ne, kad ne, aš atsiprašau, bet man laisva, ar ne, aš negaliu ateiti, ar ne. O ten jau negali, nes, tarkim, tau pasakys, neatėjo kažkas į darbą. Ir tu sakysi, tai gerai, ką man dabar daryti, nepasakysi. Tikrai, tu iš karto turi važiuoti ten ir tu turi taip. Viską mesti, nes privalai, nes tai yra tavo. Ir dažnu atveju tu dar girdi, žinai, kodėl aš turėčiau daryti, taigi čia tavo. Taip, tai vat būtent tokie irgi labai skaudus, bet aš labai džiaugiausi, nes tikrai turėjau nuostabų kolektyvą ir aišku, tai buvo ir dauguma lietuvių mergaičių. Tai vat lietuvės, Turka šefas ir labai labai nuostabus kolektyvas. Tai dėl to džiaugiausi, kad tokių labai daug nebuvo, bet kaip ir visur yra, būdavo. Ir kas tave paskatino baigti? Ar tu prisimeni tą dieną, kad jau viskas, dabar aš baigiu? Baigti, tiesiog pradėjau kažkaip tai nejausti savęs vėlgi. Nejausti savęs. Perdegiau. Vėlgi, tuo metu aš atsimenu susipažinau su tokiu dainininku, Jamie Johnson, tai jis tuo metu buvo laimėjęs Voice'ą UK, ar 2 vietą, žodžiu, ir jis kažkaip atsidarė studiją visai netoliese. Ir mes susipažinom su juo, jis atėjo į kavinukę pas mane, susipažinome su juo, čia dainuojam taip ir taip, jis pakvietė į studiją pas save, pradėjo kaip ir truputėlį duotas tokias pamokas, kaip ir pamokas, kaip ir ne pamokas, žodžiu, patarimus visokius, tada sako, tu turi dainuoti, tada pradėjo daryti tuos vadinamosius open mic'us, ar ne, kur ir Lietuvoje yra, dabar man atrodo, kiek žinau, ir taip ir vadinasi, open mic, ir būtent kvietė ir mane, dainavau aš ten taip pat, tada prasidėjo tas toksai vystymasis to dainavimo po truputį, bet dar vis ne, kol vėlgi baigėsi meilė, visa kita. Ir sutikau savo dabartinį širdies draugą, vyrą, kuris taip pat buvo garso, kaip hobį turėjo garso režisierius, ar ne, yra. Tai realiai jis būtent tas buvo taškas grįžti į dainavimą, nors ne iš karto, mes praėjom tikrai dar kelis metus, kol atėjom iki to jau kol supratimo. Kol antrą kartą. Kol tikrai įsimylėjau ir sugalvojau, kad ta prasme, kad aš pasiilgau muzikos. Visą laiką kažkur buvo, bet tas jausmas pradėjo vėl augti ir pajutau, kad aš to labai pasiilgau, kad man to labai reikia, kad tai buvo tik kažkoks tai užgniaužimas, savęs bandymas ieškoti kažkur kitur, kažkoks tai melas, kažkokios nuoskaudos, kažkas tai tiesiog, ką turėčiau gydytis ir tiesiog pradėti vėl auginti tą jausmą. Pradėti jį, kaip sakant, dulkes nuvalyti ir pradėti jį vėl. Tai žodžiu, reikėjo kažko šalia, kad tau, žinai, kad priglaustų ir kad tu pasijaustum saugi ir tada pradėtum galvoti apie save. Tai yra labai svarbu turėti šalia žmogų, kuris tave visada
pakylės, paskatins daryti, matant savo svajonę, kad jeigu žmogus, artimas žmogus šalia esantis, tu mato, kad tu turi tą svajonę, kad tu turi kažką viduj, kas tikrai galėtų, kad tu myli tą, ar ne? Kad tavim dalyką, patikėtų. kad tavim patikėtų. Ir tai yra labai svarbu tada, jeigu jau pakylėja, tai jau tada nesustabdys. Žinai, aš dabar prisiminiau vieną labai dažną klausimą socialinėje erdvėje. Vienišos merginos vis klausia, kur man rasti svajonių princą? Tai dabar išduok savo paslaptį, kur tu jį radai? Mano paslaptis labai paprasta, gali kiek kvailai skambėti gal kai kuriem žmonėm, kas tikrai nesidomi, bet aš labai pasinėriu į pasąmonės galią. Ir tikrai nemeluosiu. Nedaug truko gal kokius mėnesius. Kad aš buvau porą metų jau viena, neturėjau artimų santykių, ar ne, ir tarkim, realiai buvo tas, kad aš tiesiog pradėjau pasąmoniai pieštis, kokio vyro aš norėčiau. Koks jis turėtų būti žmogus. Ne tik išorė, tiek vidus, išorė ir ne visa kita. Tiesiog kiekvieną vakarą labai daug galvojau, mąsčiau ir visa kita. Ir labai netikėtai. Vieną dieną taip atsitiko, kad jis tiesiog tam pačiam Facebook'e, netyčia, kur aš nežinau pakvietimas, kiek jis ten gulėjo stalčiukė pas mane ten tarp visų. Bet kažkaip tai pagaliau atėjo tas laikas, kai aš pamačiau jį. Ir netikėjau dar ir tuo metu, bet viskas labai atitiko. Ir to, ko norėjau. Tai tiesiog gavai pakvietimą draugauti. Pakvietimą draugauti, jis ten kokį porą metų buvo. Bet aš kadangi... Atkaklus vyras. Tuo metu, kai turėjau kavinę ir tai toliau, aš neturėjau Facebooko. Aš buvau porai metų, ar gal kažkiek mažiau, bet aš buvau tiesiog ištrynus visą social media ir taip toliau buvau, tiesiog nenorėjau aš nieko. Norėjau tiesiog laiko savo, atrasti save, ieškoti, visą kitą. Ir galvojau, tikrai niekas mane trukdys. Tai būtent tam, kai jau atgal grįžau į visą tą social media, ar ne, tada pamačiau pakvietimą, kuris gulėjo ten rodogi kiek metų. 2 metai buvo. Nepagalvojai tada, kad, prieš 2 metus? Prieš 2 metus, taip, ir aš galvoju prieš 2 metus, nes ten labai daug buvo. Ten buvo apie 1000 pakvietimų draugauti, tikrai nesumeluosiu. Ir pats pirmutinis buvo jo. Ir aš taip, aišku, kai landžiai, ar ne, tai įeini, galvoju, toks neblogas. Laisvas? Visai galvoju, nesąmonė. Ir tiek draugų, bendrų pažįstamų, gal taip ir net kreipsi, jeigu ten jau nebūtų tų, bet ten labai daug dar bendrų pažįstamų buvo. Ir galvoju, gal pabandyti, ir tas toks viduj kirbuliukas. Niekada netikėjau tą draugystėm ar ne, užsimesgusiom internetu ar dar, bet šiais laikais tai, man atrodo, yra iš vis natūralu. Kur daugiau? Tikrai taip. Tik aišku, reikia labai, atsargiai, bet kur daugiau. Bet 2 metus, jeigu laukia žmogus, bet 2 metus laukia pakvietimų, taip, tai būtent ir aš galvoju, gerai. Ir kas tada sekė po viso šito? Tai aišku, susitikom, pradėjom bendrauti. Bet tu jam parašai pirmą, ar... Ne, jis parašė, sako... Labas rytas. Kaip čia dabar, kas čia sutiko draugauti. Jis irgi nesitikėjo, nes, kiek metų praėjo, ar ne, tarkim, 2 metai praėjo ir tau kažkas akceptina, rodo, kad, ar ne, tarkim, jau ateina, ar ne, kad kažkas tai priėmė į draugus. Tai čia yra kažkas tokio, tai jis iškart parašė, sako, labai įdomu. Mes pažįstame. Sako, malonu susipažinti, sako. Bet ir, tiesiog įsirutulioju, jis parašė, aš atrašiau, dar iš pradžių galvoju, gal čia reikia, dar bandau, kaip visą laiką mes bandom tą tokią sieną statyti ir gal nereikia, gal ne tas, bet paskui kažkaip, tikrai, labai susibendravom ir pamačiau tą gerąją pusę jo labai. Ar tuo metu jis žinojo, kas tu esi tokia? Žinojo tave iš Lietuvos? Tuo metu žinojo. Gyvačiokas. Jis klausydavo visada Žilvino koncertą, kai ruošdavosi jau kažkur eiti, tai ten būdavo Žilvino vienas iš koncertų, kur klausydavo jo dainas. Aš tuo metu visiškai buvau lietuvišką muziką pamiršęs ir man toks buvo, supratau, bet jis ir buvo, jis garsindavo Lietuvos atlikėjus čia, kurie atvažiuoja. Tai jis tame, truputėlį vis tiek dalyvavo ir žinojo.
Tai tą patį Žilviną Ireną visus jis čia garsinęs yra. Tai realiai, nu kažkaip, tai muzikoje. Bet jis tuo metu jau irgi buvo apleidęs muziką. Tai jam buvo truputėlį padėtas. Viskas irgi stalčiuką, jis toksai irgi buvo. Kiti darbai, kiti reikalai, žodžiu. Bet būk atvira, tada, kai tu sužinojai, kas jis yra, nebuvo to tokio, žinai, jisai man gali padėti, žinai, tas moteriškas. Nebuvo. Tuo metu nebuvo, nes dar kaip ir visiškai nebuvo to tokio. Aš labiau į tą žiūrėjau dalyką, kaip ir, na ir dabar žiūriu iš tikrųjų. Tai jeigu tu darai tai, kas tau patinka, tai yra malonumas. Tai yra normalus dalykas. Tai aš ir tuo metu galvojau, kad tarkim, nu, vat, man tai yra malonumas, aš galiu padainuoti, karaoke nueiti, čia labai daug, ar ne? Anglijoje tų barų karaokės, tai nueisi, padainuosi karaoke labai gerai. Man to užtenka ir nieko man nereikia. Dar tokia baimė truputėlį buvo, kad grįžti į tą visą tokį burbulą ir kažkaip dar nenorėjau, dar vidus buvo nesusitvarkęs, kad galėčiau grįžti. Ir tuo metu tiesiog ne, nei jom buvo ta mintis, nei man buvo ta mintis. Vėlgi. Tai nebuvo dar jos tokios. Ir negalvojau, kad čia naudotis kažkaip. O kada kilo ta mintis, kad, nu, davai, kuriam abudu kažką tai, Iš nežinau, tikrųjų, mes pradėjom lankytis tokias meditacijas, ar ne? abu. Jis pirmas ir jis man prirodė tokią moterį, Linutę, kurią beprotiškai myliu. Aš pradėjau irgi pas ją lankytis, kad truputėlį tvarkytis vidų, visas emocijas ir visą kitą. Ir ji organizuodavo tokias meditacijas, kasmetinė, tarkim, į metus kartą būdavo tokios didelės meditacijos. Na ir sako, gal tu padainuosi, sako, čia kelias dainas, būtų labai faina, kodėlgi ne, nu mes. Dariukas sako, tai gerai, nu tai garsinsiu aš ten, sako, tu padainuosi. Ir mes ten 3 dainelės padainavom, viskas gerai, čia namie jau pasirepetavom, viskas, žodžiu, ten padainavom, viskas labai fainiai. Tada jau kiti metai buvo jau daugiau tų dainų. Tada jau žiūrim, ten vieni gal kokią staigmenėlę mums padarysit. Čia buvo kaip tik tie visi lockdownai, virusai, karantinas. Ir aš tada atsimenu. Tada jau sako, gal staigmenėlę kokią. Čia į Gardeną atvažiuot padainuot, nu tai mes, nu gerai, staigmenas, nu gerai, čia gimtadienis, negalima nieko, tik tai sodose ten galima tos jau daryti, kaip sakant, per atstumus visus, nu tai mes su kolonėlė čia padarėm. Žiūrim, kad tas tiesiog savaime viskas, po trupučiuką juda į priekį, tie žmonės tai ko. Ir aš atsimenu, tada Žilvinas pas mus atvažiavo į svečius ir sako, aš nesuprantu, kodėl tu nedainuoji, sako. Kas tave stabdo? Kaip dabar atsimenu, sėdėjo ir sako, kas tave stabdo, sako, kodėl tu, nu, švaistai realiai laiką tam kažkam, kai tu realiai galėtum dainuot. Ir tuo metu buvo dar kitas toks atlikėjas, amžinatilsį dabar Skutulas, tai jis tiesiog paėmė flešiuką man. Sako, atneš kompą. Aš atnešiu kompą, nes suprantu, kas vyksta. Jis tą flešiuką tik įdėjo. Sako, dabar taip, sako, dainuosim. Sako, pradėsim, jeigu norėsi, aš tau padėsiu. Sako, kaip duetu pradėsim. O aš tokia tik sėdžiu, nu, nežinau čia kažkas. Ir viskas taip prasidėjo. Ir tada, nu gal, Dariukas, nu čia pradėjo su tom jau visom. Jam matau, kad irgi tas jausmas viduj toks, kad jis nori kaip grįžti, kirba, iš čia aparatūrą pirkti, čia ta šviesa sėdi, svetainiai ten viską reguliuojasi. Okei, aš čia tas dainas, nu, matau, tiesiog tave taip įtraukė, visas natūraliai, kad tu tiesiog paskendai ir tu pradėjai daryti. Mes kaip pradėjom, atsimenu, grįžom į tą visą muziką, tai aš taip galvoju, ai, čia savaitgalį, kokį mėnesį kartą, porą kartų. Sako, ir viskas užteks. Dėl savęs, dėl malonumo. Vat, kad tą tokį gauti vidinį kažkokį tai adrenaliną. Tūsą. Vat, nuvažiuosim, fainiai, čia pakeliausim. Nu, tai va. Tai kartai mėnesiuką ir viskas. Dėl savęs. Kodėl sakau tūsą, nes aš pati buvau ne vienam to koncerte ir aš matau, kiek tu širdies atiduodi į tai ir labai gali pamatyti, kada žmogus, žinai, nu, okei, atidirbau ir varau. Ir kada žmogus iš tikrųjų nuoširdžiai dainuoja ir kada visi aplinkui dainuoja su tavim. Koks tau pačiai yra tas jausmas matyti tos žmonės, kurie nuoširdžiai šalia tavęs traukia tas dainas? Geras jausmas, nes kai tu iš tikrųjų atiduodi visą širdį ir tikrai tarkim, man Dariukas galėtų paliūdinti, kad kiek kartų jis mane bando stabdyti,
kad sako, jau viskas, pertrauka turi būti arba jau turim baigti. Ir aš tokiom akim, ne. Dar nebaigsim. noriu. Aš dar žinau, kad yra ten tos dainos, aš turiu jas sudainuoti. Ir jis jau viskas turi baigti. Ne, dainuosi dar. Aš tiesiog, man pavyzdžiui, nu, aš negaliu atvažiavus atidirbti. Aš atvažiuoju būti čia ir dabar. Kartu su žmonėm. Tai ne tik juos linksminti, bet ir pati turėti gerą laiką. Tai gal kažkiek savanaudiškai, bet aš žinau, kad jeigu mano emocijos bus natūralios, tai aš natūraliai duosiu tą patį žmonėm ir žmonės tikrai pajaus tą. Ir tikrai jaučia. Ir jie tikrai jaučia ir jaučiasi visą tą emociją, kai, nu, tu dirbtinę emociją nieko nepadarysi. Tai aš žinau, kad atvažiuoju ir aš jeigu jau, kaip sakant, užsivedam, tai užsivesim. Viskas. Aišku, būna visko. Bet vis tiek įsivažiuoji, vis tiek įsivažiuoji, vis tiek atrandi keli žmonės toj auditorijoje, į kuriuos tu tiesiog skleidi tą energiją ir vis tiek visi užsikrečia, viskas būna gerai. Bet smagu, žinai, vat, kada tu matai, kad kažkas, kad ir vienas to žmogus salėje, žinai, žiūri tave su tavim kartu traukia, tai aš įsivaizduoju, kad labai geras jausmas. Bent jau jam dainuoti. Labai geras jausmas būna, labai. Tiesiog, nu, tu tada supranti, tuo momentu tu supranti, kodėl tu tą darai. Dėl savęs, dėl kito žmogaus, ar ne? Ir dėl viso to, ką tu gauni, kokią tu emociją atgal gauni. Tu duodi, bet kiek tu gauni atgal. Aišku, tos geros emocijos vargina, labai vargina taip pat. Tai tiek geros, tiek blogos emocijos vargina, bet verta. O blogos emocijos dažniausiai kokios būna? Tarkim, koncerto metu būna dar tokių? Nebūna, kad labai aišku, nebūna ten įvairių, tarkim, galbūt kažkas padaugino, gal kažką tiesiog kažkokie kas tave labiausiai erzina? Tai vat būtent, kad viskas okei, žmonės švenčia ir kiekvienas švenčia taip, kaip jie moka, tai yra normalus dalykas. Bet aišku, būna gerai, kad jeigu tik tai yra išgėręs žmogus, kuris linksminasi, bet būna, kad tada prasideda kažkokia tai nesklandumai, nors kaip sakant, nedažnai tas būna pas mus ir tikrai gal buvo tik porą kartų per visą tą laiką, tai labai džiaugiuosi dėl to, bet vis tiek tos emocijos, jeigu kažkokie tai yra nesutarimai tarp žmonių ir tu matai tą nuo scenos, tai yra, nu, nėra labai smagu. Tai man atrodo tas pats nemaloniausias jausmas. Ar yra tekę susidurti su, tarkim, kokiu nors ten girtu dėdę, kuris ateina, sako, tu čia man padainuok dabar tą. Oi, tai čia tai dažnai yra. Aš labai džiaugiuosi, kad aš tada galiu kažkaip tai juokais visada tą praleisti, nes aš aišku gražiai sakau, kad nu jūs atsargiai, čia mano vyras ten stovi, žinokit, pavydas, piktas. Tai aišku būna ir tokių, kad to man nesvarbu. Vyras nesiena. Yra, o čia vyras taip, ar čia vyras, tada vėl bandai, bet šiaip nėra man labai malonu, kai ateina ir ten, oje, to labiausiai nemėgstu šiaip. Žinai, išgėriau ir drąsos pilnas kelnes. Ir tas yra viskas, sakau, priklauso nuo situacijos, vėlgi kitas žmogus nepiktybiškai, bet būna, kad ir tai čia padainuosi, tai dar, tai ką tu čia. Nu, bet aš sakau, labai gerai, kad yra Darius, tai jis visada ateina, jis visada, kaip sakant, gražiai, atsiprašau, gal. Jautiesi saugi? Tai jaučiuosi saugi visada. Tikrai. Porą kartų nebuvo jo, tai kai buvau viena Lietuvoje, tai buvo jo, toksai atrodo bardakas. Kur čia Darius? Bardakas, čia tas galvoju, oje tu. Tai jaučiasi labai. Tai jaučiuosi saugi ir tikrai, kaip sakant, nu, visko pasitaiko, bet visada kažkaip bandai susitvarkyti ir labai nereaguoti tokias. Išmoksti tiesiog nereaguoti. O po koncerto, tarkim, dažniausiai susidedat visą savo aparatūrą, viską ir atsisėdi, sakykime, nežinau, į mašiną. Ar yra kažkokios emocijos, kažkokie pasikalbėjimai, ar jūs tiesiog nutylat ir žinai, pavargau? Ne, visada yra emocijos. Visada. Aptari, kaip viskas vyko? Kaip viskas vyko, kaip faina, vat, ir dažniausiai vis tiek ir ateina ir pažįstami žmonės, kurie jau ne pirmą kartą. Tai yra draugai, ar ne, tarkim, kur tikrai faina pamatyti, ar ne, karts nuo karto ir tada ar tu matai, kaip fainiai atėjo, visada bendravom, visą laiką kalbam apie tai. Visada yra labai, smagu pasidalinti tom emocijom. Ir tikrai būna tas adrenalinas toksai veikia, ar ne, viduj. Tai būna labai, labai smagu.
Tai kalbamės, labai daug kalbamės. Labai. Na, nebent ten koks garsas netoks būna. Tada dariukui būna nenuotaika. Tada aš jau į telefoną žiūriu video, kas ką kur užtagino. Jeigu taip jau tiesiai šviesiai, ar ne? Bet jeigu viskas tikrai gerai, tarkim, praeina ir taip toliau, ir su garsu, ir su viskuo, žodžiu, jokių nesklandumų, tai būna tiesiog labai daug tų emocijų ir labai daug šnekamės. Ir tada ir ta kelionė visai kitaip. Ar vyras pagiria visada po koncerto? Pagiria, kad Tai tu šaunuolė pavarėjai. Pagiria. Tai jau anksčiau daugiau girdau, dabar jau kažkaip vis tiek. Nu. Dabar jau toks natūralu. Tai jau aš kai sakau tau kiekvieną kartą, kai sakė per vieną koncertą, sako, o tu ten tos frazės nepasakei, sako, aš garsiai rėkiau ir sakau, o, pamiršo pasakyti. Tai čia vos ne iš tos, kad jau žino viskas, kaip kas eis. Nors tikrai būna, nebūna taip, kad jau visą laiką viskas pagal taip, kaip visą laiką. Nugi, sakau tai, ką jaučiu aš dažniausiai. Jokių ten tų kalbų nei rašausi, nei ką, bet aišku, yra tam tikros frazės, kurias tu dažniau pakartoji, ar ne, per tos koncertus, tas dainas ir taip toliau. Bet jo, jis jau žino viską, tai jau jam, man atrodo, tai yra natūralu ir tai yra jau... Tiesiog. Šiaip aš kiek suprantu, tai jis yra labai palaikantis žmogus, bet ar yra tokių dalykų, kuriuos jis sako, Vaida, ne, mes to nedarysim, mes ten eisim, ir stop, čia jau per daug. Yra ir manęs žmonės po koncertų, per koncertus sako, mums taip smagu jūs matyti ir klausytis jūsų, sako, kodėl jūsų, sako, daugiau nėra toj erdvėj, internete, kad mes galėtume daugiau jūs matyti, jūsų tų istorijų ir kaip jūs, žodžiu, gyvenat ir taip toliau. Kokie jūs abudu faini. Vis tiek, kad esu kaip atlikėja, ar ne, tarkim, anksčiau mes turėjom tą muziką Jums, Vaida ir Darius buvo, paskui grįžau jau, kai pradėjau savo autorinių dainų leistis, tada jau grįžau kaip Diamond, ar ne. Ir visi vis tiek čia dauguma, ypač Anglijoje, nors ir Lietuvoje, žino mus dviese. Tai yra Darius ir Vaida. Tai yra tie du žmogeliukai, kurie atvažiuoja ir veda šventes ir taip toliau, ar ne? Tai sako, kaip mes norėtume jūs matyti, daugiau jūsų to gyvenimo ir daugiau tavęs matyti, kaip tu kalbi ir taip toliau. Nes sako, taip gera klausytis. Ir aš siūliau Dariui. Ir jis... Ne, kaip mes čia, ne, oje, čia aš kur ten po darbo grįžau, ten plaukai ne taip, šukuosena ne taip, tas ne taip, aš čia nesirodysiu. Ir čia ne tu, čia Darius, jo? Čia yra Darius. Aš dabar, kai moteris, kurios žiūrės šį podcastą, tai atsiminkit, kaip sakant, jeigu nori daugiau girdėti mus, ar mane, ar mus, tai čia prašom, Dariukui visas žinutės. Apipilkit jį žinutėm, kad jis pagaliau pradėtų. Nes jis tikrai tą gali, nes jis turi ir iškalbą ir taip toliau. Ir mes dviese tikrai galėtume tą daryti, bet jis nenori. Bet mielos moteris, jeigu tai darysi, tai žinot, kaip būna su vyrais, iš karto reikia rašyti, ko jūs norit. Pas juos nebūna aplinkui. Dariau, gal norėčiau to ir to. Dariau, noriu šiandien Vaidos. Dariau, noriu kaip kepi pyragą. Tarp kitką, nežinau, ar gamina, bet paprašykit, pažiūrėsim. Aš tai mėgstu gaminti. Dariukas, nelabai. Kiaušinukai. Paprašykit. Nori, iškepa. Tada tuo metu aš jau filmuoju. Nes tai būna retai, bet skaniai. O tau nebūna to, kad žinai, ne, čia biški ne taip, čia tas, ar tu gali išleisti ir taip, kaip esu? Aš galiu taip, kaip esu. Žinai, kodėl klausiu? Nes mums dabar jau yra įprasta matyti viską nušlifuotą. Ir aš asmeniškai nežinau, kaip tu, aš esu pavargus nuo to viso, atsiprašau žodį, nulaižyto turinio, kur viskas spindi, viskas gražu, bet tu sutinki tą žmogų gatvėje ir turim ir mes savo mieste tokių žvaigždučių, tu sutinki tą žmogų gatvėje ir tu supranti, kad Ir net nepažįsti paskui gatvėje. Būna, kad net pažįsti, būna, kad net nesisveikina, nors ten Instagrame ar kažkur ten žinutės pilasi, komentarai pilasi, kaip faina, kaip čia. Ir tai kaip ne pro tą žmogų arba pro nepažįstamą žmogų. Bet sakau, dažniausiai tai tu pamatai ir žiūri, kad arba šeimos ten idilė, viskas gražu, viską, o kai tu pamatai realybę, kad ten... Taip, mes turim suprasti, kad
man atrodo, nėra nei vienų namų be kažkokių tai, kaip sako, nėra namų be dūmo, ar ne, kaip sako. Tikrai nėra. Ir visos šeimos, visos poros gyvena su savom problemom ir tai yra normalus dalykas. Ir visi jų turi, Ir ne tik kad visi jų paprasti žmonės turi. ir žvaigždės. Visi jų turi ir dar didesnių kiti turi, ir mažesnių, ir visi gyvena ir kaip sakant, su tom visom problemom. Bet aš, pavyzdžiui, man tiesiog būna kartais, man nesvarbu, ar ten plaukai, ar kažkas negerai. Būna dienų, kaip ir pas kiekvieną moterį, man atrodo, kai mes tiesiog traukiamės tą kamerą, pasižiūrim, ai, nekalbėsiu šiandien, nes kažkaip, vat, nu, aš šiandien nematau savęs. Bet ne dėl to, kad tavo plaukai susivėlė, ar tu ten be makiažo, bet dėl to tiesiog, kad tu nematai to vidinio spindesio kažkokio tai vidinio. Vat viduj nėra to spindesio, tu tiesiog sakai ir tu negali nieko pasakyti. Tai vien dėl to. Bet ir tai vėlgi tu nenori kažko nupiešti gražiai, tu tiesiog savęs kaip moteris nematai. Ir viskas. Tai tik dėl to. Bet man patinka tie susivėlę plaukai, naminė apranga, taigi nevaikštome su makiažais. Kiekvieną dieną. Aš iš vis, pavyzdžiui, šiokią dieną, jeigu neinu į darbą ir taip toliau, aš visiškai be makiažo. Man tai yra labai gera. Aš beprotiškai tuo džiaugiuosi. Ir visiškai nebijau tų raukšlių, nebijau pablyškusios odos, paraudusių žandukų ir taip toliau. Nes tai esu aš, mano vidus yra toks pat, o vidinis spindesys yra tas pats. Žodžiu, ta pati Vaida, tik tai, nu, visadagi negali būti. Vėlgi, kaip tada tu suprasi, žinai, vat, kaip tu gražiai ar ne, ir kaip ne. Aišku, kai tu susitvarkai save, vėlgi, jeigu tu nori tuo metu tą paprastą dieną pasidažyti, dažykis. Jeigu tu nori, gal tai tau duoda kažkokį tai pasitikėjimą didesnį, ar ne? Būna moteris, ar ne? Tarkim, jos kiekvieną dieną gali dažytis, bet negalim jų smerkti, nes todėl, kad tai yra kažkoks gal pasitikėjimas didesnis. Tai yra man tai kiekvienam žmogui, tai, pavyzdžiui, nu tikrai žinau, ir man būna tokių dienų, kad vat, noriu šiandien pasidažysiu, vat, nesvarbu, kad niekur neinu, bet vat, noriu šiandien atrodyti vat, būtent pasidažius ir noriu vat, kažkokio tokio emocijos tokios. Ir viskas. Pasidarau. Bet tai nereiškia, kad man, nu, vat, reikia tą daryti kiekvieną dieną. Kad būtent jeigu jau einu į tą viešumą ar ne, ten per Facebook ar dar kažkur, tai turiu būtinai susitvarkyti, kad visi mane matytų, kokias čia graži ar dar kažkas čia makiažas. Idealiai, žinai, jokių čia plemukų, nieko. Nu ne, žmonėm neįdomu jau tas. Pavargę. Pavargę nuo nušlifuotų gyvenimų, nes nėra tų nušlifuotų gyvenimų. Gal dėl to ir ta neapykanta tokia internete, nes, nu, tiesiog žmonės pavargo nuo to viso perdėto, tos pompastikos perdėtos. Nu, nereikia jos. Vėlgi, nu, kitiem gal suteikia tą kažkokį malonumą, negali smerkti žmogaus. Nu, jeigu žmogui tas suteikia kažkokio gėrio, ar ne, vidinio, jeigu jis ten parodys savo geresnę mašiną, parodys gražius namus, gal jam tai suteikia kažkokio džiaugsmo. Nu tai tegul. Aš dabar, žinai, galvoju, kad tavo vyras gyvena dvigubą gyvenimą. Dėl to, kad jisai scenoj turi princesę ir tada namuose turi pelenę. Jis su tuo labai jau skaudu dylinti, su tuo visada. Jis dėl to ir vargsta, nes jis atsikelia visada. Mažė, bet tai tavo plaukai, nu tai galėtum susišukoti, susitvarkyti. Aš sakau, palauk, šeštadienis ateis, penktadienis bus koncertas, pamatysi. Nes nu, jam visą laiką, nu bet taip kažkaip, nu nežinau, nu tai vis tiek į žmonės eisi. Nu, aš pavargstu nuo to, o jam jis kažkaip nori kuo daugiau, kad nu jau būtų to jo tokio. Man tai žinai sako, o galima grįžinti tą, kur vakar buvo? Taip, tai jis atsikelia. O, mažiukau, kaip tu čia taip? Tai dar gerai, kad sako mažiukau, žinai, nesako, kad vakar užmigau su kita. Nu, čia būna tokie pasakymai, kai pajuokaut nori. O, sako, kas tu? Bam! Bam, iš karto būtent. Ne, jis tada pradeda video iš prieš tai, kai koncertai vyksta, žiūrėti video ryte, o aš tada sakau, išjungtų ją, nes nebegaliu klausyti. Kas ji tokia? Tai kiek iš tikrųjų yra, vat,
to personažo tavo scenoje ir tavo gyvenime, nes gyvenime tu esi paprasta moteris, o scenoje tu jau turi būti personažas. Tai kiek tu savęs ten atiduodi, nes tavo ir patys kostiumai, ir tavo išvaizda yra visiškai kitokia, ir yra tikrai wow. Tu pati jos kuri, kaip visą tai vyksta pas tave? Pati, šiuo metu tai pati ir pati siuvu, nors nesu visiškai siuvėja ir tikrai nemėgstu to dalyko, bet pati darau. Pati darau ir būna taip, kad labai greitai, bet čia vėlgi iš praeitų visų, ten prieš tų 20 metų, kai sudainavau Sireną, tai mes išmokom klijuoti tuos Swarovskiukus vadinamus, kaip sakant, dar tuo metu iš Amerikos atėjusius. Nebuvo taip, kad galėdavai taip paprastai nusipirkti kaip dabar, ne? Tai atsimenu, klijuodavom prieš koncertus, kad tik blizgėtų. Tai va tas ir man atrodo, ta mokykla mano ir dabar jaučiasi, nes visada sakydavo, pagarba scenoje, tai yra scenos kostiumas, tu negali ateiti su, tarkim, tiesiog... Pusnagė. Yra scena ir yra scena ir yra gatvė. Tai gerbkit sceną ir viskas. Tai man realiai, tai man labai kažkaip įstrigė tas nuo to pasakymo, Žilvinas, kai pasakė, nes mes tuo metu irgi, kai dainavom, tai buvo kostiumai siuvami ir sakau, Swarovskiukus klijavom, taip ir dabar. Ta pamoka, aš, pavyzdžiui, būna prieš koncertą, ten lieka kelios valandos, aš dar klijuoju, bet tiesiog, kad norisi kažkaip tai, tiesiog, kad pati gerai jausčiausi. Smagu, man tai yra smagu. Tas personažas, aišku, į jį gal kostiumai, visą kitą, vidus mano toks pat, tiek kasdieninėme gyvenime, tiek ant scenos. Aš esu tokia, kokia esu. Tai tik tai kostiumai. Ir mane, tai yra tik kostiumai ir viskas, bet kokia aš esu ant scenos, tokia aš esu ir nulipus realiai. Ir tą žmonės, tą mano klausytojai tikrai žino, nes aš pribėgsiu, apsikabinsiu ir... Na, aišku, gal tik tai Dariukas galėtų ten kiek pasakyti, kad ne, tu esi kitokia, tu kartais taip užrėki garsiai. Būnu labai pikta. Būna. Aš dar kol nenukrypam nuo temos, tai noriu kryptis į Žilviną ir paprašyti, kad Žilvinai garsiai pasakykit visiems naujiem dainininkam šitą frazę, ką tik sakė Vaida, kad turi būti pagarba scenai, nes iš tikrųjų labai gaila, bet yra tikrai žmonių, kurie peržengia tam tikras ribas. Ir aš manau, kad daugumą iš mūsų tai matom, bet gal kartais patylim. Taip, ir tai yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, netgi vėlgi aš paskui pradėjau ir pradėjus dainuoti, grįžau į dainavimą ir tikrai, kadangi nebaigiau konservatorijos, nebaigiau muzikos mokyklos, galvojau, aš turiu pabaigti tą, kaip sakant, vieną savo gyvenimo etapą. Noriu baigti turėti muzikinį išsilavinimą ir tiesiog pasibaigti mokslus. Ir tada įstojau į Londoną, į muzikos universitetą ir ten baigiau vokalo studijas. Vis dėlto baigiau. Vis dėlto baigiau, turiu diplomą ir labai esu to patenkinta, kad kažko tai labai tikrai davė pasitikėjimo, kaip galvojau, kad kad tas papiriukas, bet pasitikėjimo labai, daug žinių davė. Ir vėlgi lygiai taip pat. Kostiumai, scena ir visa kita, tai buvo kažkas tokio, baigiamieji egzaminai buvo ir reikėjo paruošti programą, reikėjo ją pristatyti dėstytojams su gyvu bendu ir pristačiau ir tai buvo Londone Bernelių užeigoje ir aš atsimenu, labai buvo smagus koncertas, turėjau beprotiškai daug palaikymo, nes atėjo 140 virš žmonių draugų buvo, kurie ir draugai, ir tie klausytojai, kurie tiesiog pakviečiau į koncertą ir kas galėjo, tai buvo ketvirtadienis. Ir atėjo tiek daug, aš net nesitikėjau, ten buvo tokios emocijos geros, kad tie patys dėstytojai sako, wow. Ir aš tuo metu irgi ir persirenginėjau, per minutę laiko ten bėgau persirengti, jiem dariau ten tokį. Ir jie sako, taip turi būti, nes tai yra scena ir sako, tu jauti tą ir tai yra labai gerai. Tai, jo, ir tavo koncertai yra tokie, kad tu sugebi pertikti, žinai, vieną sekundę jinai buvo su tokiu kostiumu, kita jau jauni suknelė ir tu taip, žinai, toks kartu ir šou, ne tik kad koncertas, bet kartu ir iš vienos pusės šou. Smagu, čia labai gerai, aš galvoju, man patinka tas dalykas, kad esu moteris ir kad galiu dainuoti ir galiu per vieną vakarą persirengti. 10 suknelių. Taip, tai va tas labai džiaugiuosi, tai čia toksai lengvas, kaip sakant, pasiteisinimas, kad kuo daugiau persirengti, kodėlgi ne. O kur aš daugiau eisiu su tomis suknelėmis?
kostiumėliam. Taip, tai vat būtent. Ir aš galiu, Čia jeigu tas labai jo. neįsirenku kokį kostiumą dėtis, tai aš galiu vat kelis jų sudėti tą vakarą. Bet iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų tai yra kelių dalių koncertas ir aš būtinai turiu persirengti. Nesvarbu, ar ten, tarkim, lieka, sako, taigi nedaug liko. Ne, aš turiu persirengti. Tai yra man svarbu ir ne dėl to, kad aš kažką noriu parodyti ar dar mes. Tai yra man tai asocijuosi su pagarba. Aš nežinau, pagarba klausytojui, kad aš tiesiog nenumoju ir kad, aš čia, kaip sakant, atidainuosiu su vienu ir man čia jokio skirtumo čia užteks. Nu, neturiu to tokio, kad, vat, užteks. Ne, gerai, čia bus viena. Į Lietuvą skrisiu, čia tas lagaminas, nusivešiu vieną kostiumą, bus gerai, atidainuosiu ten vieną tą koncertą. Neleidžia širdis man. Išduok paslaptį, kiek lagaminų su tavim keliauja. Vienas lagaminas visada turi keliauti, nes tai yra visą trijų dalių, jeigu koncertas, nu tai 3 kostiumai turi būti. Negaliu niekaip savo, vat kaip sako, taigi bus gerai, sako, su vienu. Nepastebės niekas. Ne, nes tai ateina žmonės ir kiekvienas tas žmogus atėjęs, jis ateina pas tave ir tai yra labai svarbu. Aš negaliu kažkam parodyti, kaip sakant, tą pagarbą kažkam mane tada nerodyti. Nu, man tai yra svarbu. Ir vėl pajutom iš tavęs didelę pagarbą klientam, ne klientam, klausytojams. Taip, klausytojams. Tai yra, nu, man yra svarbu. Aš niekada nenumosiu ir nesakysiu, bus gerai. Niekada nebus pas mane, bus gerai. Tikrai ne. Dabar pakalbėkim apie tamsiąją šou pusę. Ar yra tokių? Yra ir daug yra. Tai gal pradėkim tada pirmas apie vyrų dėmesį. Toks lengvas. Ar sulauki vyrų dėmesio? Tai vyrų dėmesio sulaukiu, bet dabar vėlgi, kai yra tas dalykas, kad Facebooką ir visą valdo, ar ne, vis tiek dariukas daugiau, jis ten įlindęs ir aš labai mažai ten ką keliu ir taip toliau, tai jis daugiau atrašinėja. tai jis kenčia tą dėmesį. Dėmesys yra labai smagu. Jeigu tai yra, tikrai nesulaukiu kažkokio dėmesio, kuris labai žemintų ar dar kažką, tokio tikrai nėra ir negaunu ir kaip kiti gauna nuotraukas ar dar kažką, kad tik neprisišnekėčiau, nesiųskit, nereikia. Nereikia. Aš norėjau klausti apie kiek kitokį, ne socialinėje erdvėje, bet kiek kitokį dėmesį. Tai dėmesį susilaukiu, tai yra normalu, kad susilaukiu. Bet ar yra tokių, kurie ten įkyriai siunčia gėles, Oi, ne, tokių provokuoja, dariu? Ne, tokių nėra ir džiaugiuosi dėl to, visi vis tiek daugmaž, kadangi čia esam vis tiek ta bendruomenė, ar ne, tai žino, kad esu su Darium, jie gerbia Darių ir tikrai ir bendrauja ir draugauja su juo visada, mes visada važiuojam kartu, tai kažkur einam vėlgi kartu, aš labai mažai kažkur viena ir išeinu, visada būna, kadangi savaitgalį koncertai, tai mes visą laiką kartu važiuojam visur, tai nėra to tokio kažkokio pašalinio dėmesio ir tikrai yra pagarba. Aš nežinau, man atrodo, čia kaip save pastatysi, Pateiksi. Galbūt pati, ar ne, aišku, būna įvairių dalykų, ar ne, nu čia nepabėgsi, nereiškia, kad jeigu jau moteris tą, kurią kažkokio dėmesio susilaukia, tai jau čia reiškia, jinai kažkokius ženklus duoda ar dar kažką, ne tam. Būna tikrai įvairių, bet man tokių asmeniškai nėra. Ir tikrai jaučiu pagarbą tiek iš vyriškos pusės, tiek iš moteriškos, dėmesys yra tikrai ir prieina, ir komplimentų pasako, bet ta reakcija tokia ir labai yra smagu, man visada patinka, kiekvienai moteriai patiks, tai yra normalus dalykas, bet kažkokio tokio negražaus ar dar tikrai nėra. O kaip yra su moterim? O moterim irgi. Aš tikrai džiaugiuosi žmonių, savo klausytojų ratų, kuris yra tikrai labai nuostabus. Nes beprotiškai geras ir faina, neturiu jokių problemų. Bet ar esi, pavyzdžiui, pajutusi kažkokią konkurenciją, kažkokių piktų komentarų, kažkas išlybandė? Tikrai yra ir šiuo metu žinau, kad ir yra kalbama labai daug ir taip toliau, yra ir kalbama žmonių, kurie tą patį daro, tarkim, ar ne, bet yra tikrai, nes mes esame maža bendruomenė ir tikrai tie atgarsiai ir kalbos visada grįžta ir tu visą laiką išgirsti tą ir tai yra normalus dalykas. Ir, ką aš galiu pasakyti, aš tiesiog nekreipiu į tai dėmesio. Turėjau skūrą. Turiu skūrą, nes vieną kartą kažkada tai nuo tų komentarų pabėgau ir užsidariau ir pabėgau nuo muzikos.
Ar realiai. tai reiškia, kad tave tiesiog atstūmė? Atstūmė tie visi blogi Išgąsdino? komentarai, tas visas negatyvas toks, ar ne, tiesiog išgąsdino ir viskas. Ir sakiau, man tikrai nieko nereikia ir aš nenoriu būti tas asmuo, kuris bus puolamas kažkoks tai su negatyvu ir su viskuo nenoriu. Nes kuo aš daugiau tapau, tarkim, Žinomesnė. žinomesnė ar ne, ir taip toliau, tuo daugiau prasidėjo tas toks negatyvumas aplink. Tai yra ir, pavyzdžiui, ypač jaunam žmogui tai yra labai sunku. O ką Tai patartum, va, tarkim, jaunam žmogui, kuris dar tik lipa, sakykime, į sceną ar į kažkokį verslo pasaulį, nes ten turbūt ta pati virtuvė. Ką taip. patartum, kaip susitvarkyti su šituo Ir dalyku? Nes dabar, man atrodo, dar žiauresnė yra. Man atrodo, tai yra dabar tikrai neišvengiama. žiauresni laikai ir žiauresnė visuomenė, man atrodo, tiesiog tais laikais, kai mes kalbam prieš tai, nebuvo labai daug ten to Facebooko ir visos ten tos medijos, ar ne? Tai jų nebuvo tokių, tarkim, ten mes kalbam Laido riterių. 27, laido riterių tuo metu nebuvo. Ir ten kiek, 27, 26, 25, taigi ten, sakau, Google ten tas YouTube'as ar ne, kiek ten buvo. Jokių Tai, Instagramų. tai vat būtent nebuvo Instagramo, nebuvo to ir nebuvo tų komentarų tokių. Tai jeigu tu ten per koncertą kažką laikraštyje arba dar kažką tik tai gaudavai kažkokio negatyvo, viskas. Bet paskui kuo toliau, vat, kai jau aš pradėjau solo karjerą, ar ne, tarkim, tada prasidėjo truputėlį visai kiti jau dalykai ir aš atsimenu ir Facebookas ir viską ir prasidėjo ir komentarai, prasidėjo visas negatyvas. Ir tu kaip jaunimas, taip, visi darom klaidų ir tuo metu ir ašgi ir jauna ir visa kita. Tai realiai aš pajutau, kad, na, tiesiog, vat reikia pulti žmogų ir tą. Dabar jaunimas, man atrodo, jis kitoks truputėlį. Žiauresnis, Jis man atrodo. žiauresnis, bet jis moka kažkaip tai nekreipti dėmesio. Nes vėlgi jį supa, man atrodo, ir mokina kitaip, kad tarkim, ar ne, tuose Facebook'ose, kad tu ten žiūrėk būtent tik tai save, tu ignoruok visą aplinką, tau niekas nesvarbu, žodžiu, esi tik tai tu. Ir niekas daugiau. Bet mes prieš tai augom kitaip. Mes augom tuo, kad aplinkui svarbu, ką pasakys kiti. Dar ir dabar daug kas gyvena, Ir dabar bijo dar pasijudinti, būtent nes ta o ką pasakys? Taip, dar ta karta dar gyveno, o ką pasakys žmonės, o ką pasakys taip, tai tuo. O dabar jau to jaunime nėra, tarkim, kad, bet tie komentarai jie vėlgi kitaip išgyvena. Tai yra labai žiauri visuomenė, kuri dabar yra. Visas tas negatyvas ir tas puolimas ant tų dabartinių jaunų atlikėjų, tai ne taip apsirengė, tai ne taip kažką padarė, tai yra kiekvieną žingsnį. Ir pažiūrėkim, laido riteriai tada prasideda. Aš tai sakyčiau, tiesiog neskaityti komentarų, išmokti, nes tai yra vienintelis dalykas. Kitokiu atveju išprotėsi. Nes kitaip tai užsidarai ir viskas. Tada, aišku, su amžium. Man tas atėjo su amžium, su savęs pažinimu, su laiku, va tas gavosi, kad tiesiog supratau, kad aš dėl kažko neturiu eikvoti ten, vat, tarkim, savo svajonių. Kodėl turėčiau? Dėl kažkokių tai žmonių nepasitikėjimo pačio savim, aš turiu eikvoti savo svajonės ir taip toliau. Kreipti dėmesį į kažkokius komentarus, tu nemoki to, tu ten taip, tu ten nusidainavai ir klausai ir galvoji, taigi, tu taip galvoji, ką aš dabar padarysiu. Jis mano gyvenimo negyvena, jis mano svajonėse negyvena, jis nežino manęs, jis maniškai manęs nepažįsta, tai jis nieko negali apie mane ir pasakyti. Tai kodėl aš turėčiau duoti žmogui energiją, kuris manęs visai nepažįsta? Tikrai taip. Jis tiesiog jis gyvena savo gyvenimą, jis pasakė, pagalvoja, gal jam lengviau nuo to pasidarė. Duok Dieve, kad tik lengviau. Tai aš jau komentarų neskaitau iš pradžių, dar kažkaip tai skaitydavo Darius ir pergyveno labai dėl kiekvieno komentaro, ypač kai buvo X Factoriaus laikas tada tuo metu, nes vėlgi buvo Lietuva arba tarkim spaudoj, jeigu kažkoks tai straipsnis pasirodydavo, jeigu kažkoks tai komentaras ar kažkas, oi, ką čia ta dabar dar viena dainininkė atsirado. Gerai, atsirado, tai jis labai jautriai reaguodavo, bet dabar jau irgi išmoko viskas, nekreipia dėmesio. Mes, kaip sako, paliekam tos komentarus po tuo, nes labai gerai kelia algoritmus, dabar mes supratom. Tai viskas labai gerai, tai kuo daugiau tegul tai komentuoja, kad tik žmogui būtų gerai. Mum nuo to nieko. Aišku, yra kitą kartą, jeigu tai būna jau labai daug susikrauna, vėlgi, tu esi žmogus, tu nesi robotas, tu gauni emocijas ir tu vis tiek kažkiek tai, gauni, ypač iš žmonių,
kuriuos tu kažkaip tai kažkiek pažįsti, kažkiek žinai. Tai yra, būna kolegos, dar kažkas ar ne. Būna iš tokių ir tu tikrai sužinai, ką jie galvoja, ką jie šneka. Nu, negražu. Labai yra negražu. Skaudu. Ypač iš moterų, taip, tai yra skaudu ir gal kiek, nu, neskaudu, bet tiesiog nesupranti žmogus. Kodėl va tas vyksta? Kodėl tai turėtų būti? Visiems užteks vietos. Visiems. Kiekvienas darom skirtingus dalykus, bet. Taigi, ar skauda tau, kad man dažniausiai būna, ar ne? Kad kažkam yra gerai. Oi, čia jinai apsirengė kostiumus, kažkokius lepia, nei talentų, nei nieko, kostiumus apsivilko, va čia ir dariuko šviesas užšvietė ir čia va dabar jau jinai žvaigždė. Nu, jeigu man patinka tie kostiumai, nu, jeigu man patinka tos blizgučius klijuoti, nu, jeigu aš gerai jaučiuosi, Jeigu aš esu šarka, jeigu nu, aš tai ką? noriu spindėti, Taip. jeigu noriu, mano visas kelnes bus su blizgutė. Taip. Jeigu aš gerai jaučiuosi, nu, kam trukdo? Nu, Bet dažniausiai ir yra, žinai, trukdo tam, kuris savim nepatenkintas. tai vat būtent, nepatenkintas, o po kiek laiko paskui pasižiūri, tą patį daro žmogus, ar ne? Tai aš kaip pagalvoju, nu kam tiesiog tą vat kažkokį negatyvą tokį leisti? Būk savo kelyje. Būk savo, jo, tu, būk savo. nežinau, arba iš vis tada patiliek, arba nežinau, Tai va ta šoumenų pusė turi ir daugiau tokių skaudesnių dalykų, tarkim, Turi skandalai. ir labai daug ir skandalų. Aišku, skandalai tai yra pagrindinis dalykas, man atrodo. Bet žinai, aš pasidomėjau, apie tave nieko neįmanoma rasti. Kodėl? Kaip tau tai pavyksta? Aš nežinau, mes čia su Dariuku sakėm, gal galvosim kokį skandalą, aš nežinau, nes be skandalų čia nieko kažkaip. Tikrai taip. Nežinau, tikrai taip. bet paskui galvoju, ar mes to skandalo, kam? Dėmesio. Gyvenam mes ramiai, dėmesio mums užtenka. Koncertų turim be laisvadienių, be laisvo savaitgalio iki nežinau kiek. Užtektinai. Ta prasme, visa vasara ir visas pavasaris užbukintas ir toliau bukinasi. Ir žmonės į koncertus ateina, nesiskundžiam. Tiek Lietuvoje, tiek čia Anglijoje, tiek į visur važiuojam, kur važiuojam, lietuvių bendruomenės ar ne. Tai tikrai nesiskundžiam visiškai. Ir tarsi, kam reikia? Mums to užtenka. Ar mes daugiau norim lysti į tą visą? Nenorim. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai gal ir nenoriu daugiau lysti, kad tiesiog neprasidėtų tas neskanus dalykas ir aš vėl neužsidaryčiau. Nors labai abejočiau, kad dabar užsidaryčiau, nes amžius vis tiek daro savo, aš žinau, ko aš noriu. Ir kaip tada sustabdė tie blogi dalykai ar ne, blogi komentarai, šiuo metu nemanau, kad sustabdys, nes visiškai pasikeitęs mąstymas, turi tą tokią skūrą gerą, užsiauginę žmogus. Tai nebejaunas esi, nebesi palaužiamas tas žmogus, kurį gali taip lengvai palaužti keli nemalonų žodžiai iš kito žmogaus, kurio net nepažįsti. Dar viena iš tikrųjų tokia tamsioji pusė yra tokia gal ir gera viena prasme, žvaigždžių liga. Ar esi ją jau prasirgusi, pajutusi, su ja susidūrusi? Nesu. Nebijai, Bent kad jau- susidursi? Ne. Kažkaip Niekada nesakyk, tai niekada. po kiek metų vat ir dabar ir nežinau, neturiu to. Man taip gera yra, nežinau, būti vat paprastai, fainiai. Aš kartais net pagalvoju, kad gal net per daug, nes kai nuvažiavus į Lietuvą, ar ne, tarkim, mes kažkaip tai kartais jaučiuosi, ta tokia, viskas gerai, ateini, oi čia gerai, nieko čia nereikia, o ten įpratę kitaip, ten įpratę žmonės, oi čia vandenukas ne tos kompanijos, čia tas man to reikia, man ano. O mes kažkaip atvažiuojame, mes, viskas čia labai viskas gerai, kad čia, Visko Dieve, čia yra, nėra, patenkinti. ką žinau, kur čia persirengsim, aišku, jeigu ten, tik tai ačiū netolete, žinai, kažkur tai jau tikrai nesirengsim. Bet turbūt ir ten yra buvę, jo? Bet, anksčiau tai būdavo, tikrai, bet šiuo metu, jau bent jau kažkur, bet tikrai net, kažkokia, tai vis tiek turi būti kažkokios ribos, bet tikrai normalios ribos, o ne kažkokios žvaigždžių ribos, tai aš taip paprasta visada ir man neturėjau tos problemos. Bet Niekada. ar esi kažkam pasakiusi, vat, sakykime, tave pakviečia koncertuoti ir kažkam pasakiusi ne dėl tam tikrų galbūt sąlygų ar kažko, esi pasakiusi,
Sorry. Ne. Ir galiu pasakyti, tikrai va tie net žmonės, kurie kviečia mus, buvo netgi atsitikimas. Dieve, nuvažiavome į Ispaniją. Ir ten jau sako sodyba, ten vestuvės sodyba ir sako ten, oi, ten sako, bus aparatūra, čia bendai, sako, groja čia, atvažiuoja čia, oje, tu sako, viską mes turim. Mes nuvažiavom savo mikrofonų ir pultų, kaip visada, ar ne, kad įgarsinimui. O ten jau galvojam, viskas bus, nuvažiuojam, o ten pasirodo, nieko nėra ir dar atneša mikrofoną, kur būgnus įgarsina. Tai sako, čia vat, viskas, ką turim, ir vieną kolonėlę tokią dulkes nuvalė. Ir mes žiūrim ir galvoju, ką dabar daryti. Papuolėm. Realiai tai tu tikrai turėtum pilną teisę sakyti, nėra kaip dainuoti, ar ne? Bet mes žiūrim į žmonės, kurie turi vestuves, kurie irgi papuolė ir taip toliau, ir tu negali palikti. Tai tarkim, man visada, gerai, važiuojam, ką padarysim, jungiam tą kolonėlę, žiūrim, ką turim, Darius iškart irgi jis toksai yra, kur, išspausim viską, ką galim geriausio, bandom, tai yra challenge'as kažkoks, tai sakau, reikia, ką, nieko nepadarysi. Ir dar vieną šviesą atsimenu, gavo tokią, tai dabar atsimenu, tai per vieną dainą taip dariukas atsistojęs, jau galvoju, pasijuokim iki galo šviesą. Tai būna, bet tai nereiškia, kad pasakyčiau, tai netgi tokia atveju nebuvo pasakyta, ne. Negalėjau, nesugebėjau. Ar yra buvo daugiau tokių kuriozinių situacijų, galbūt ne su mikrofonais, bet šiaip kažkokių tokių, kuriozų? O, kuriozų? Tai dažnai būna tokių. Kas tokio labiausiai įsimintina dabar ant greituko? Tai būna. Ne, tai čia gal tokie kuriozai labiausiai, kai man labiausiai tai buvo, kai per vieną koncertą dainuojant Ačiū Sirena dainavom. Tai tokius gorsetus turėjom. Tai aš tiesiog šokau, ir tas gorsetas, opa! Taigi dabar atsimenu ir visus kitus atsitikimus užgožė šitas. Ir atsimenu, ką dabar daryti. Ir galvoju, okei, čia kaip šou elementas ar kas, o Irena su Žaneta tuo metu juokiasi, žiūri mane, juokiasi, o aš stoju su to gorsetu, ką dabar daryti. Tai čia toksai, ir tu negali nuo to pabėgti. Būna ten, aišku, ten nekalba, mikrofonas neįsijungia, ten dar kažkas, tai bandai, tai yra scena ir tu nežinai, kas gali nutikti. Ir ten niekada nevyksta vaidyba, ten taip kaip yra, taip yra. Kaip yra, taip ir turi būti ir viskas. Arba ten nuvažiuoji į kokią vietą, ten stovi aparatūra, aišku, pasakai viską iš pradžių, bet tai čia techniniai tokie dalykai. Būna įvairiausių. Būna, jau tiesiog net negali ir sugalvoti, bet toksai, kur labai įstrigęs, tai čia mano jau toksai buvo, kur vidinis ir galvoju, ką dabar daryti. Ką daryti? Ir ką tu tada darai? Atšokai vis tiek savo atidainavai? Atšokau, čia laikiau taip ir viskas. Aišku, buvo ir ten išėjai į sceną, kur nematai, kad suplyšė ten kai kas. Ir galvoju, paskui jau dariukas tokiam akim. Tai nesisuksim, ten to nedarysim, taip nešoksim, taip pastovėsim, labai gerai. Nutiko gyvenimas. Arba nutiko gyvenimas ir tada pasakai tiesiog, aš garsiai galiu ir pasakyti ir per mikrofoną. Aš kartais tokia esu, kad, ką dabar padaryti, ką čia slėpti. Dažnai kitą kartą net nepriimam už gryną, tu gali pasakyti ir tu... Taip, tai būna, kad pasakau, dabar ten suplyšę, tai dabar, žinokit, neatsisuksiu. Ir žmonės kiti netiki, bet esu tokia, tarkim, man patinka būti ant scenos ta, kuri būna visą laiką. Aš visada, ką galvoju, tą ir pasakysiu. Ir niekada kažko ten nevaidinsiu kažko, bet aš tiesiog, tokia esu ir viskas. Esu tuo, ko esu. Taip. Galiu pasakyti tiesą ir aš žinau, kad ir žmonės tada ir juokiasi, ir jiem tas tikrumas, jiem patinka visada ir viskas. Ir jeigu dabar kažkas iš tavęs atimtų sceną, kuo tu būtum? Kuo aš būčiau? Ką darytum? Vaidinti norėčiau. Tikrai norėčiau čia vaidinti. Čia net tas, kur drama queen? Drama queen norėčiau būti. Iš tikrųjų vaidinti labai norėčiau. Ir teko jau vaidinti. Aišku, ten tie vaidmenys buvo labai trumpametražiuose filmuose, bet teko patirti to anksčiau čia dar. Tai šiuo metu, tai jaučiu norėčiau vaidinti, bet daugiau, kad kažko, nežinau, nieko neįsivaizduoju.
kaip ir turiu tą mokytojos išsilavinimą dabar, ar ne, jau galėčiau mokinti vaikus, bet kažkaip tai neprisirašiau. Ne. Bet gal dar neatėjo, ar visai nenorėjai? Gal dar neatėjo, gal po kokių 10 metų, kai jau, arba po kokių daugiau, o tada galbūt. Kaip ten sako, kai kaulai Kai kapinėm kvepia. Tai tada galbūt kažką perleisim, tas paslaptėlės kokias, tai, bet kol kas ne. Kol kas noriu dainuoti ir jeigu nedainuoti, o galima galbūt būtų ir vaidinti, tai tuo metu taip daugiau. Neturiu nieko galvoje. Tai yra didžiausias svajonės, tai yra tuo, ko gyvenu ir kažkaip tai yra mano gyvenimas. Ir dar tu paminėjai 2 dalykus. Tai paminėjai gyvenimiškas klaidas. Ar yra kažkokių gyvenimo klaidų, kurių dabar atsukus laiką tu nekartotum? Man atrodo, jeigu nebūtų tų klaidų, turbūt nebūtum ten, kur esi, ar ne, kaip sako, čia tas yra toks pasakymas. Gal banaliai skamba, ar ne, jau kiek jį girdim, bet taip yra. Ir tarkim, mano gyvenimas, aš sakyčiau, kaip spiralė dabar sukasi toksai. Viskas, tarkim, kai prasidėjo, buvo primė, dabar žiūriu, grįžta žmonės tie patys į mano gyvenimą. Ir tas visas dainavimas ir visa kita, viskas sukasi vėl ta pati, kažko nepabaigiu ir tiesiog noriu pabaigti. Bet kad tas klaidas, aišku, tada, kai jaunas esi, darai tų klaidų. Beprotiškai, tu bandai kažką tai daryti, tu bandai save pažinti, pridarai klaidų ir taip toliau. Tai yra normalus dalykas. Dabar vėlgi kitaip į tas klaidas. Kitos klaidos net atrodo, kad tai net nebuvo klaida. Bet ar išduotum kažkokią paslaptį, dėl ko labiausiai galbūt gailiesi jaunystėje? Ar... Tai čia jeigu pasakytum, tai galbūt, kad tos svajonės nesilaikiau, ar ne? Galėjau visą laiką būti ir galėjau, kaip sakant, toliau eiti tuo keliu ir man atrodo, būtų viskas buvę kitaip, ar ne? Tai tas dalykas. Paskui tikrai ir esu ir žmonių įskaudinus ir taip toliau, ir čia tokių dalykų, bet tai, kaip įskaudinus, ne piktybiškai, bet vis tiek, tarkim, kažkokie draugai, bet ir dabar jie grįžta į gyvenimą ir vėlgi tu bendrauji ir viskas yra gerai ir viskas yra faina ir smagu. Tai nežinau, kokios klaidos turėtų būti, kad tu kažką tai sakytum, kad ten ar gailėtis, ar dar kažką. Nieko negali gailėtis. Tai įvyko, vadinasi, tai turėjo būti. Taip turėjo būti. Tu ėjai to keliu, tu tada taip mąstei, taip galvojai, taip turėjo būti. Ir tu dabar atėjai su tom visom klaidom, su tom visom, ne tai, kad gal klaidom, pamokom, gyvenimo pamokom, ir tu dabar gali save vesti vėl kitaip. Tai tu atradai save, tu visai išaugai kitą žmogų. Tai man atrodo, tos klaidos ir pamokos visos gyvenimiškos tave kažkaip tai subrandina į tą žmogų ir tu be to nebūtum tuo, kuo tu esi dabar. Tu nesiektum savo tikslų ir taip toliau, be tų visų skaudulių, kuriuos tu turėjai. Ir viename interviu tu esi sakiusi, kad dabar jau esu, ir šiandien tu paminėjai, dabar jau esu tam amžiui, kai niekas nebaisu ir galiu daryti jau taip, kad, žinai, jau niekas neišgąsdins. Ką šiai dienai norėtum padaryti, kokie yra į ateitį tavo planai? Mano planai į ateitį? Tai ateityje aš tiesiog noriu taip laimingai ir gyventi. Realiai laimingai. Koks paprastas žmogus? Aš tiesiog laimingai, fainiai gyventi, daryti tai, kas patinka, kaip ir dabar, turėti nuostabų žmogų šalia, kuris yra ir kuris visada paskatintų daryti taip. Tiesiog galėtume keliauti, mėgautis tuo, ką darom abudu. Ir tai yra didžiausia svajonė. Aš nieko nenoriu pilių namų ar dar kažko. Noriu paprasto, faino, ramaus gyvenimo tuo, kad nebūtų to negatyvo aplink, turėčiau ir turiu labai nuostabius draugus, nuostabią šeimą, nuostabią Darių šeimą. Ta prasme, viskas aplinkui taip tiesiog sudėliota, kad man nieko netrūksta. Yra namai, yra viskas, ko gali norėti paprastas žmogiškas žmogus. Tai nieko daugiau pompastiško, kad kažkur išauktų. Dainuoti. Padainuoju aš, kai reikia ir arenose, pas kitus atlikėjus pakviesta, savo arenos. Nežinau, ar iki to norėčiau aukti, kad būčiau garsi, ar dar kažkas. Ne, manau, kad tai yra man smagu ir aš labiau jaučiu žmogų,
kai esu toj mažesnėj erdvėj Saugiai jaučiasi. ir man tai yra saugumas, aš jaučiu komfortiškai jaučiuosi ir tiesiog vat, man to užtenka, tai ką darau, man smagu, kad galiu dovanoti savo autorinės dainas, ar ne, tarkim, savo klausytojui ne tik coverius, ar ne, tarkim, dainuoti žinomas dainas, bet ir savo dainas dainuoti, galiu kurti, galiu truputėlį pasirodyti, važiuoti su atlikėjais ar ne, kitais pabendrauti, su senais pažįstamais pabendrauti per bendrus koncertus. Tai vat ir Lietuvoje šiuo metu nusimato ir vasarą tų bendrų koncertų. Tai labai yra faina. Bet man to užtenka, tai nėra tos vat svajonės, kaip kiti, ar ne, tarkim, atlikėjai svajotų. Bet ten, tai norėčiau čia gal arenas ateityje ar dar kažką. Ne, norėčiau vat tam burbulė ir išlikti smagiam savo burbuliuke, kur galiu savo ramiai, komfortiškai daryti tai, kas man beprotiškai patinka. Ir man tas labai, man tas džiugina. Tiesiog. Aš šiandien iš tikrųjų tave pažįstu visiškai kitokią moterį, bet kadangi jau mūsų laida eina į pabaigą, tai paprašysiu tavęs pasidalinti vienu palinkėjimu žmogeliukui, kuris dabar galbūt kaip tu, žinai, buvo tam laikotarpį, kada jam yra sunku, galbūt jam dabar yra sunku, galbūt jisai dabar dvejoja, ieško kelio. Ką pasakytum va dabar tokiam dvejojančiam žmogui? Vėlgi iš savo patirties, tai tas dvejojimas pas visus yra ir tai yra labai svarbu, kokia aplinka supa žmogų. Tai yra labai svarbi detalė. Tai gal kažkas iš to žmogaus aplinkos nėra tie žmonės, kurie jam padeda kažką pasiekti ir tai yra labai svarbu. Tai save apsupti žmonėmis, kurie tiesiog yra tavo žmonės, kurie mato tave toks, koks tu esi, kurie gerbė tave toks, koks tu esi, kurie mato tavo norus, kurie tave visada paskatins ir bus šalia tavęs, kad ir kokia gyvenimo situacija bebūtų. Tai yra labai svarbu. Niekada neužsidaryti savyje irgi yra labai svarbu. Bendrauti, kalbėti. Man asmeniškai padėjo pažinimas savęs per pasąmonę. Tai man atrodo, tai buvo pagrindinis dalykas. Kad, tai kartais reikia nebijoti būti su savim. Nebijoti būti su savim, ypač moteriai, nebijoti būti vienai. Tai aš kai tik pajutau, aš anksčiau bijojau būti viena. Man visada reikėjo, kad būtų šalia žmogus. Kai aš pajutau, ir dažnai, aišku, negali pasakyti, kad ir tie žmonės, su kuriais buvau, ar ne, antros pusės, tarkim, jie buvo blogi žmonės, jie buvo geri žmonės. Ir viskas buvo labai gerai ir taip toliau. Tai yra viskas nuostabu. Bet aš tiesiog šokdavai ar ne vienas žmogus ir tu bijojai būti viena ir kažkaip tai visą laiką bandėjai tą erdvę užpildyti, ar ne? Bet kai tik tai supratai, kad tu gali būti viena, kad tu gali būti su savim, kad gali save mylėti, kad esi laiminga viena būdama, kad tu matai save kaip vieną ir tau nereikia šalia turėti žmogus, dėl kurio būtum laiminga. Tai tada tik tai tuo metu atsirado viskas, ko nori savo gyvenime, kad tu turėtum. Ir tas žmogus mylimas žmogus, tokio, kokio tu nori, visas gyvenimas, svajonės ir taip toliau. Tada tik tai prasidėjo, atsirado ir draugai, ar ne, ir viską tu susikūrei tą aplinką, tik tai supratę savį, kas tu esi iš tikrųjų, ko tu nori. Ir kad tu esi pirmiausia pats turi būti laimingas, kad būtum laimingas, iš tikrųjų laimingas. Niekas kitas tau negalės padėti būti laimingam, jeigu ne tu pats. Aš prisimenu vieną seminarą, kurio metu iš tikrųjų buvo pasakyta, kad, sako, jeigu jūs šiandien nelaimingi, jeigu jūs šiandien kaltinat savo, nežinau, darbdavį, kad per maža alga, pažiūrėkit į veidrodį, sako, ir jūs suprasit, kas daro jūs nelaimingus. Ir man, žinai, po šiai dienai ryte atsikeli kitą kartą, būni pikta, ten dar kažką, tada tu žiūri tą veidrodį, nu kas tave sutina, tu pats save sutini. Ir kartais reikėtų iš tikrųjų išmokti šitą dalyką. Pažiūrėjai į veidrodį, supranti, kad viskas priklauso nuo tavęs. Tai būtent, ir kiekvieną rytą pažiūrėjus į veidrodį, skirti 10 minučių. Tai yra mano toks 10 minučių šokis. Tai yra moteriai labai svarbu. Ypač moteriai. Na, vyras, aš nežinau, kaip vyras ten, nes šoka. Gal irgi šoka. Gal čia nežinai, bet moteriai tai yra labai svarbu atsikelti, pasižiūrėti į veidrodį, kaip turite atrodai, susivėlus
ir taip toliau iš lovos išlipus, bet atsikelti iš lovos, žodžiu, sušokti, 10 minučių skirti savo, sušokti, lengvą šokį, kokį Pilvo. kokį tu nori pasižiūrėti ir į pilvuką truputėlį ir viskas, ir tas lašinukas vietoje, ar ten koks kažkas, tai ten neligumai, viskas gerai, ir pasakyti, kokia tu nuostabi šiandieną, kokia tu graži, kokia graži diena, nesvarbu, kad už lango ten uraganai, bet kokia tu nuostabi esi, kad tu atsikėlė ir tu gali skleisti tą moterišką spindesį ir visą kitą. Ir žinokit, visa diena visiškai kitokia būna. Negu atsikelsi ir galvosi, o Dieve, dabar dar viena diena, dabar čia darbas, dabar tas. Ne taip reikia pradėti. Per sukąstus dantis, jeigu nenori, vis tiek atsikeli, pasižiūri ir tada galvoji, nu pikta. Ragana. Gerai. Ragana. Ne, keičiam. Pradedi judėti, žiūrėk, juda tada. Pilvas. Ne, pilvas gražu. Bandai rasti tai, kas tavyje tą rytą yra gražu ir iškelti tuos ir eiti su to mintim visą dieną. Tai yra svarbiausia. Ir tai prasideda meilė savo. Ir tai prasideda meilė savo. Tu tai pakartosi vieną rytą, gal pirmą rytą bus sunku, antrą rytą sunku, trečią rytą sunku, bet po to tu jau galvosi, kad visai čia viskas gerai. Jau tampa įpročiu dar. Ir tampa įpročiu. Ir įpročiu tampa būti laimingu. Ir Kiekvieną pagaliau tai patampa tas įprotis, kad tu esi laimingas žmogus. Tai dabar čia kreipiausi į moteris, o aš pabaigai noriu kreiptis iš tikrųjų į tavo mylimąjį, kurio dėka tu čia spindi, tavo akis spindi, tavo muzika parėjo į tavo gyvenimą. Ir noriu padėkoti iš tikrųjų Dariui už šitą nuostabią moterį, kuri dabar lipa pas mus į sceną, dainuoja, linksmina ir netgi užkrečia kitas moteris. O dabar, mėly vyrai, iš tikrųjų prisiminiau vieną, nepamenu, turbūt skaitytą frazę, kada buvo pasakyta, du vyrukai kalbasi, vienas visiškai laimingas, kitas ten toks, žinai, kalbasi ir sako, tas nelaimingas klausia, sako, nesuprantu, ką tu darai su savo žmona, kad ji tokia seksuali, tokia spindinti, o jis taip susukas, aš tiesiog besąlygiškai ją myliu. Tai linkiu kiekvienam besąlygiškai mylėti ir žinoma būti mylimiem. Su jumis buvo laida Nekomforto zona, aš laidos vedėja Gintarė ir mano nuostabi pašnekovė Vaida. Ir lauksime jūsų visais kitais kartais iki pasimatymo sekančioje laidoje. Iki!